ką, čia pas mane 17:37, ketvirtadienio vakaras, sėdėjau namuose ir kaip visada jūs mane gerai pažįstat. Nafik, oras pasitaisė, lietus varė pasitaisė, važiuoju į sodą ir šiandien gal vėlai vakare grįšiu arba anksti rytoj ryte. Žiūrėkit, pasikroviau, užvažiavau į depą, pasikroviau be asbestinio šiferių porą lapų, palangės viršutinės. Jau man Hebra rašo, visgi Škoda pasidarė darbinę mašiną. Nu taip, Hebra, čia yra geležio gabalas, jis turi tarnaut žmogui, ypač mano profesija. Nu ką, aš atskirą automobilį nepirksiu, nors kažkada tai turėjau, bet tai per brangu laikyti 3 automobilius. Tai vat, tenka su šitą vežiot, nu ką padarysi. Po to vėl pasidarysiu cheminį kada. Tai tiek, Hebra. Gerai, lėkiu šiandieną mano planai pabaigti. Vėjelentės pilnai ir palangę padažysiu ir palangę sumontuosiu bent vieną. Jeigu sumontuosiu 2, bus iš vis super. Ir liks tada stogelis. Ir viskas, tada galimus pastolius ardyti. Štai, tik atvažiavau, iškart puoliau dažyti, nes greit pasidažysiu, apdžiūs gal dar kartą spėsiu padažyti šiandieną. Ir iš karto, po kol dar šviesiu, lipsiu aišku į viršų. Į dausas, taip sakant. Po kol šviesu. O jau čia apačioje galim bus ir po to padirbėti. Kad nenukryst, reikia lipti į viršų. O toks dizaineriškas sprendimas. Mano Hebra. Pas kaimynų irgi ten stogą keičia, vargšas dėdukas. Išdūrė į šitie pabėgėliai. Stogą papigiai padarė, vadinasi. Perdaro viską dabar. Tiek pinigų sugaišta. Sakau, išleista. Žmona sako, parodyk nuotraukas, kaip padarai. Sakau, ne, pati pamatysi gyvai. Sakau, nuotraukos neperteiksi viso gražumo. Viso mano kūrybiškumą per nuotraukų neperteiksi. Lemba, kaip ten garsiai dirba. Viskas tai džiūna, ateisiu vėliau už poros valandų. Toliau pratęsiu. Dabar imu įrankius. Nežinau, paim gal balgarkį į viršų atpjaut, net neįsivaizduoju. Gal reikia užlipti pamatuot pradžią. Ar lipsiu į viršų pradžią ir pamatuosiu. Tada nulipsiu, atpjausiu. Man liko visai mažai ten, kas ten? Visai Šudeliauskas mažas te liko. Jo, gerai, lipu į viršų. Matuot, reikia užbaigti man. Ir po to kitą savaitę, planavau šitą savaitę viską paveikti, bet, nesigauna. Aš per daug didelis tempas varau ir vis tiek dar nespėju. Taip kad, kur mano ruletė? Taip kad, pažiūrėkit, viena ruletė, taip gaila sugadinta, velniop metu. Nusipirkau kitą, mažesnį. Ok, Hebra. Koks nuostabus oras, koks nuostabus ruduo. Kaip gamta kartais pagalvoja už mus. Bet irgi, sinoptikai, žinau, už ką jie pinigus gauna. Vienas sako, visiškai kitka. Realybėje visai kas kita. Visai kas kita. Taip. Algimantai, tau už pastolius atskiras ačiū. Bus. Jau greit aš jos iš čia nuiminėsiu. Persidinėsim kitur. Po to dirbti. Gerai, dabar. Žinokit, reikia karpyti su žirklėm. Aš tai su balgarkė. Sorry, Hebra. Dėl tiek tikrai nepirksiu žirklių. Visų pirma, kad aš tom neužsiiminėjau. Gerai. Piam. O ten pas manimą užteks tada. Gal netgi patrumpi. Kem 5 mažai. Gal reikia piam visgi daryti. O čia, suvedimą daryti.
Opa. Pripratau prie aukščio, pradžiai buvo labai baisu. Dabar jau normaliai. Kitą kartą kitaip statysiu pastolius, kad kur įlipi į kitą pusę nusileistų kojytės, nes dabar vieną kartą kaip laipijų reikia užlenkdinėti. Nu, patirtis parodys po to. Matot, jeigu būtų iš tos pusės įlipimas, tada būtų patogu. Nu, viskas tvarkoj, padarysim. Padarysim ant sekančių normaliai. Gerai, einam bice. Sinešim ir pjausim. Dar turiu likę, pas man turi būti, jo, likę gabaliukai. Gerai, ne gabaliukai, visi gabalai net. O po to reikės dapirkt. Kaip gražu pas mane. Bet afigenai viskas keičiasi. Pažiūrėkit, kaip apačia atrodo. O kai viršus. Ir tai viršus buvo anksčiau dar baisiau, padažiau. Nu, po to nusibos, vėl kažką perdarinėsiu. Aš. Ok, einam. Bulgarikai imam pjaunam. Parodysiu viršų išlipęs, kaip bus. Taip, reikia prakrėšti skylutę antenai, dar reikės. Ir gabaliukų liko, reikia pasižiūrėti, ar užsidengs. Užsidengs, super. Bet šis sujungimas bus kažkur šitoj vietoj. Čia koks platus, tu žiūrėk. Reikia, kad čia sujungimas būtų. Nu gerai, išsisuksim, kad nors sugalvosiu. O tai va bus. Kažkaip tai va. Taip, kada eina lentutės daug gražiau negu išilgai. Tik išilgai prikalė ir prikalė viskas. O ten kiekvieną lentutę pjausit. Tai nepatingėjau, ten dariau, ar ten irgi pjausiu. Taip. Čia ant pirties jau laiko nebuvo tam. Iš vis net neplanavau. Hebra, va taip neplanavau daryti. Bet po to pagalvojau, blemba, tai daug gražiau bus. Ir gerai, kad užsiėmiau. Greitai. Nereikia bašylyti, apkaliu, taip. Apkaliu ant greitųjų, kaip gavais, taip. Čia reikės padažyti, dar turiu guminių dažų, kaip tik man pratestuoti jos reikėtų. Tai prasitestuosiu, pasižiūrėti, kaip dažu. Tai reikės nuplaut gerai. Nu ir kalsiu kitą savaitę. Kitą savaitę aš pabaigsiu šitą namuką. O šitą va. Tikrai turiu pabaigti. Šiaip turiu kitai savaitę biškį darbą, jeigu klientas vėl nepabėgs. Tai bus gerai. O, mano... Krito. Lipam vice į viršų. Opa. Štai mūsų su Viktoru buvom susitikę. Nusipirko Viktorėlis naują mašiną. Jisai nusipirka mašinas labai papigiai. Ir ten daug problemų jose būna. Tai dabar nusipirko irgi nebrangiai. Nu, reikia tikėtis, kad viskas bus gerai. Kol kas jam labai nesisekė su mašinom. Bet už 3,000 ko tikėtis. Gerai, nenukrystų atsargiai. Viską pabiškį susinešam. Nėra ko čia mums skubėt. Viršų man padaryt ir bus super. Ai, dar tiesa anteną reikia gi man. Man dar anteną reikia pritvirtinti. Nu jo. Gerai. Pritvirtinsime, kur aš dėsiu. Užmiršau aš apie ją. Tai jau užtruks man čia biškį laiko. Nu nieko. Ir užlipsim ir darbuosimės. Gerai. Nu va. Reikės įsigręžti skylutę. Ir prakišti, ir pra vieną, ir pra kitą. Va taip padarysiu, Hebra, jūs mane matysit. Mes su jumis... O! Ir pieštukas net yra. Nu, iš vis pasaka. Viskas yra. Bandom kažką tai derint kažkaip tai. O, reikia atsistot, aš taip nenoriu. Ai, tu gali gyva taip. Aha. Reikia galšiuką arba pagaliuką. A, reikia. Šitą reikia nuimti. Ai, vagi, turiu pagaliuką, yra gyva. Reikės atsistoti. Hebra. Žmonės važiuoja, pradeda vasarą gyvena, žmonės čia gyvena gerai.
Va taip, chebra, va taip, atėjo ruduo, šiltas ruduo. Fantastiškas ruduo, gal man va taip daryti? Ai. Mes pradėsim nuo šitos pusės, gerai, Vycka, lipam. Piestukas va čia buvo, gerai. Pasižymėsim, galbūt čia viršų nupjausim. Galbūt čia žirmas, bet jau nukritus, pakol nukris atšals jos. Oi. Čia antena pas mane bus šitai vietai, taip kad labai irgi pergyvent nėra. Aš manau, čia yra kažkokia kepurė užsideda, reikia pasižiūrėti. Aš dabar galvoju, man atrodo, aš mačiau, yra kepurė specialiai tam užsideda. Jo. Man reikia pasižiūrėti. Nors čia antena bus, nežinau. Nu, vienu žodžiu, dar kol kas toliau žiūrėsim. Padažysiu rytoj, užlipsiu. O čia tas vat. Ir viskas. Susivedė. Čia stovės antenos šitas laikiklis. Puikiausiai gausis. Aišku, Kraigas galėtų būti šitas išlindęs labiau. Nu, jau yra kaip yra. Tai galima, aš turiu specialią mastiką čia nais, kad vanduo nepakliūtų. Jo, gal ir užtepsiu ją. Tikrai. Tokia mastika turi tokios pačios spalvos. Nors. Koks šnipų lėktuvas skraidė. Taip, man dabar reikia kažkaip sugalvoti, kaip čia jį prisukti. Taip kažkaip tai. Nelabai patogu. Reikės dar va šitus galus nuo antenos nuvalyti ir naują kembriką uždėti, kad vanduo nepakliūtų. Po to aš jau pajungsiu, pažiūrėsiu, kaip rodo kanalus ir su nauju kembriku uždėjęs aš jau užlituosiu, kad vanduo nepakliūtų. Prieš tai irgi buvau tai padaręs. Dabar su ilgesniais varžtais, kad pasiektų tenais į pačią medieną. Va, padažysiu, dar užlipsiu. Dabar mano tikslas yra va, šitą užvalyti, nes aš buvau protingai buvau padaręs. Termokembriką buvau uždėjęs. Ir ten pajungt. Einu dabar, paimsiu peiliuką, nuimsiu šitą, paimsiu kitą kembriką. Pajungsiu, nueisiu, pažiūrėsiu, ar rodo. Paukščiukai skraido. Jo, varom viską. Aš čia viską gali nukelt jau. Jo, gali viską nukelt. Nukelt ir čia palangę suksim. Jo, palangę suksim, ją čia galėsim padėti. Na ką, kažau sparšiu. Rodo gerai, viskas tvarkoj. Blemba, savo tą lempą turbūt kažkur namuose gal palikau. Neradau, gal kažkur guli, ai. Tingiai. O kaip vyrai plūša. Varo kaip turiuot.
Tik neimkit mano pavyzdžių, kaip darau aš. Tiesiog aš savo feną palikau namuose, o jūs naudokitės va tokių statybinių, elektrinių pakaitinimo fenų. Ir bus jums puikus rezultatas. Ok, viską. Davai toliau. Nu va, iš vis idealiai spalva. Ir mes šitos biškiai brėžimus, jeigu ką, paslėpsiu. O čia mes... Oi, super, klausykit spalva. Kaip man viskas eina. Aišku, tik teptuką paėmiau kitą prastą, nes ten geras teptukas, kur namą dažau. Čia turėjau kitą teptuką. Šitų žinokit, drąsiai galima dažyti šitais dažais. Jie ir skirti būtent tam vat, stogo dažymui. Guminiai dažai stogai, aš dažysiu po to savo stogą, aš galvoju. Pabandymui paėmiau vieną kibirėlių. Sergevičkas, žiūrėk, kad nenuvarėtų ant namą. Na, iš vis, sakyčiau, idealiai. Na, kaip tai įmanoma būti idealiai, tai geriau ir nesugalvosi. Super. Super, 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 aš patenkintas. O nėra geriau patenkinta užsakovo, kada užsakovas ir pats savo darbuotojas. Gerai, dabar biškelį dar šitus patepliuosiu. Pabraižymus. Lemba, koksai jisai jautrus. Tiem pabraižymam, tuoj patepliuosiu, bet patepliuosiu turbūt su pirštu. Nes su teptuku labai išsitepa stipriai. Bandysim su pirštu. Va taip, toks juvelyrnis darbas. Nors čia nafik čia apsidaužys dar tie kampai, man atrodo. Nu. O, su pirštu iš vis gerai. Man sakė, šnekėjau dabar su vienu, sakau, lemba, kaip, sako, jo, jie jautrus labai. Jos kiti montuoja, po to tik tai nuvelka izoliaciją. Bet ko ašgi svarštais prisuku. Jo, sako, nepatogu, bet... Vienu žodžiu. Vienu žodžiu, nėra žodžiu, viskas bus gerai. Gerai, hebra. Dabar aš turbūt pratęsiu su palangė. Kaip blogai džiūsta, blemba. Neįgeria jie nefiga, šitų raudonų dažų. Reikia kokius 6 kartus dažyti. Kaip ir čia variau. Kokius 6 kartus. Negeria jų. Gerai. Spalva super pataikiau, taip kad jeigu kada reikės dar kažką, tai patepliosim. Bet aš specialiai pirkau šitus dažus stogui. Aš dažysiu. Nenam kol kas čia. Prireiks. Aš dažysiu va šitą pusę. Va čia va stogelį, nes jisai... Atpažiūrėkit, koks jisai yra. Man matot, nublukęs kažkoks. Kaip tik aš norėjau protestuoti, kaip atrodys ant šitų dažytų. Pasižiūrėsiu, išvalysiu ir prasitestuosiu, pasižiūrėsiu kaip. O kitais metais tada perdažysiu visą stogą čia, ar ten, ką. Nu, žiūrėsiu čia. Žiūrėsim. Gal kitais metais nepavyks dar, kitais. Nu, pažiūrėsiu. Neužbėkim įvykiam už akių, okei? Gerai. Lekiam. Kur mano palangė? Palangė mano tenais. Lekiam, gal nuo viršaus viską pradėk, nuo virštinės palangės pradėk, jo, nuo virštinės. Po to pereisim į apačią. The next day. Prabundu ankstyvo ryto. Nu koks čia tas ankstyvas rytas, jau po 7 truputėlį. Bet prabudau po 6 ten biškį, pakol iš lovos išsikabarojau, tai pasidariau kavos, pastačiau kavos, pagėriau. Dar mintis nesueina, tik rytas prasidėjo, dar neapsipraust nespėjau. Norėjau iškart pasidalinti su mintimis su jumis. Kaip nuostabu, atsikeli, ramu, nieks laukia neužia, mašinų nešildo iš ryto, tylu tyku, pro langą pasižiūriu, o čia saulutė šviečia, tiesiai man į veidą. Nuostabu. A dabar žiūrėkit, išeisiu į kiemą. Girdit? Nieko, negarselė. Tik tai paukščiukai čiulba. Va čia tai nuostabus gyvenimas. Bet reikia bradarbintis jau važiuoti. Gerai. Žiūrėkit, ruduo ateinam.
lapai krenta. Ruduo labai gražus metų laikotarpis. Krenta lapai, žolė pasidengia nuostabia geltona tokia dulksna nuo lapų. Nu nuostabus lapeliai. Tik tai vienas, kad vėl ateina šalčiai, vėl ateina pliurzė, ateina, ne faina. Nu ką padarysi? Tai va. O aš tęsiu darbus. Tai man palangį vakar primantavau, truputėlį langas vieną pusę įgilintas tenais, tai truputėlį vienas galas palangės ant porą comų išlenda. Tai reikia man sugalvot, kad ją kažkaip sustumt labiau. Ir dar aš ją dabar nuimsiu, iš apačios padažysiu irgi geltonai, purškiamais dažais. Nu, gražiau žiūrėsis. Ir kas toliau, ir tada sumontuosiu šitą palangį. Ir sumontuosiu tada jau kraštus, pakalimus padarysiu ir padažysiu. Aišku, dabar pakol jau gal per naktį apdžiuvo, reikia pažiūrėti, blemas sunkiai apdžiuvo. Nu, bet nieko, padažysiu dar kartą dabar. Ir viskas, ir pabiškį įtrauksiu namolį, nes turiu reikalų. Nuostabus rytas. Pasakiškas rytas. Važiuoja Ficka. Skubu, jau pradedu pabiškį vėluot, žiūriu. Nu, pasidariau daug maž, ką norėjau. Nedžiūna, kažko labai sunkiai džiūna. Nu, nieko, uždžiūs anksčiau ir vėliau. Viską susikaliau palangės visas, atpjoviau paskutinius apmušėjus, taip sakant, ir užakrilinau, va, matot. Kada uždžiūs, aš uždžiūs iki rytojus tikrai viršų irgi tai padariau. Rytoj atvažiuosiu, jau padažysiu. Čia ir čia dažysiu. Ir rytoj ką aš galiu, blembo, šiaip tai jau gerai, daug kas padaryta. Ir rytoj ką aš galiu. Žolė nupjauti čia aišku, savaime suprantama. Stogelį pabiškį daryti, stogelį, bet gal rytoj pailsėsiu vieną dieną su žmona. Smulkmenas tokios padarysiu. Rytoj atvažiuosim ilsėtis, tai gal pasilsėsiu rytoj. Nebent kažkokias tai gal medžiag, nu bet ne, rytoj reikia pasilsėti. Nu va, stogelį šitą gal nudažysiu. Nu vienam žodžiu, tai toks ir poilsis bus, aktyvus poilsis. Gerai, dabar lėkiu chebra, nėra laiko net kada susitvarkyti, nes vėluoju į mokymus jau pabiškį jau žiūri, dar namo reikia persirinkti. Tai sakau visiems ate ir iki rytojaus. Nu, galbūt iki kitos savaitės, bet jums vis tiek tas rytojus ateis, turbūt iš karto. Lėkiu. A few moments later. Taip. Sveiki, mėlėjai, BT remontas žiūrovai. Ruduo, superinis, neužgesk šviesa. Ruduo, superinis, šiltas, temperatūra, fantastika. Darbų, kas čia vėl banga į viršų. Skambučių, dafiga, vos spėjai darytis. Bet sustoja darbai sodybai už tai. Tai, ką suspėjau namuose, tai užsakyti iš AliExpresso visokiausių prekių į sodybą. Ir vat grįžę į sodybą mes išpakuosim, pažiūrėsim, kas čia atėjo. Aš daug maž numanau, bet dar turi ateiti šviestuvas sode pakabint. Nes jau galiu kabint chebra. Sorry, bet nefilmavau, sakau, darbų tiek, kad nebuvo kada filmuoti. Tai važiuojam, parodysiu, ką aš ten padariau. Nedaug padariau, bet padariau. Ir pažiūrėsim, kas čia atėjo. Tai chebra, lekiam, važiuokit. Dar vėjelentės. Užbaigdinėt, kuo greičiau man reikia pirti. Namuką aš tikiuosi šiandien, šiandien gal ne, bet rytoj jau pabaigsiu. Užvažiuosiu, nupirksiu gal ledų, pavalgyt biškelį truputuką, nes maisto turi būti likę. Ir susitiksim sodybai su jumis. Vakaras fantastiškas, tiesiog aš žiauriai pervargęs, nes varau dabar. Su Viktoru buvom, čia tokį objektą paėmėm, didelį objektą. Bet padarė kiek broko pridarė daug. Aš jau tylėjau, jau šeimininkai nenorėjau jos liūdinti, bet ant 300 kvadratų namo, įsivaizduojat, paleido vandentiekį 20 vamsdelį. O karštam vandeniui ten, man atrodo, net 16. Vienu žodžiu, spaudimo ir nieko nepadarysi, jau kaip yra, taip yra. Yra tas spaudimas, bet jeigu kiti atidaro, ten sumažėja žiauriai. Tai tokį didžiulį namą, ten daug vaikų turi, 5 vaikai, šeima nemaža ir 20 vamsdelį ant viso namo. Vienu žodžiu, nenoriu apie tai šnekėti. Gerai, aš matau, ten prietaisus sumontavom, bet ne viską, bet darbo va tiek, vanių, krūvas vanių, 2 vonės, dušas jau buvo sumontuotas, ačiū Dievui, 4 ar 3 ten tūlikai, 2 skalbimo mašinos, vienu žodžiu, didelis namas, nesvarbu. Lekiam su chebra į sodybą, darbuotis, jeigu pervargau jau, krepšinį dar blemba, pralošiam. Vienu žodžiu,
vis tiek oras geras, jau taip viršina visas neigiamas mintis ir važiuojam darbuotis, chebra. Va. Fantastika. Už vasarą dabar turim atsigriebti. Lekiam į sodybą. Lekiam, chebra. Ir iškart reikia procedūras visokias padaryti. Tai yra palaistyti gėlės, kaip greit suvinta labai greit be vandens. Palaistyti gėlės, žolę nupjaut. Žolę nupjaut. Procedūras tas atlikti. Bet žolės dar nepjausi kol kas. Kol kas dar gali taip pabūti. Nu ką, chebra, parodysiu, ką aš čia padariau. Aš nepamenu, ką aš prieš tai padaręs. Palangės, nežinau, matys palangės ar ne? Palangės, matė turbūt. Ten ištiesinau palangį, buvo biškį tokia kreiva. Viskas gerai, pakoregavom. Ir stogelį stogelis. Yra prie jo, aš prisuksiu bestinį šiferį. Bus toks pas dizainas. Galvojau, ką ten padaryti. Norėjau visai kitaip daryti, bet jau būtų mozaika, žmona sako, nedaryk. Iš akmens masės nuolydį norėjau irgi padaryti. Vienu žodžiu, gal ir teisi. Padarys tokį, perpjausi, nupirkau diską. Kur viską diskas? Mašinų diską nupirkau, britva vadinasi. Kas susiminėsiu blidelį, tas žinos, parodysiu jau ką po to. Tai reikės perpjauti, šiandien gal aš tik perpjausiu, rytoj iš ryto jau temsta. O gal, gal rytoj iš ryto. Nėra kur skubėt, rytas, kaip sakant, kaip tai patarliai, rytas vakaro protingesnis. Iš ryto pradėsiu matuotis tiksliai, va čia kampus reikės man supjauti, užleisti, va čia. Bet kadangi atvažiavau, kažką turiu padaryti, viską, ką mes galim padaryti. Liko tik stogelis ir viskas, ir viso. Ir čia, aš galiu kapuk šiandien padarysiu dar. Nuimsiu, išrinksiu pastolius pusę, man jau reikia. Ir man reikės jos atitraukti, nes man jie va čia maišys. Man biškį atitraukti reikia. Tai užlipsiu, nuimsiu pastolius, išrinksiu. Ir po to, kada čia pabaigsiu, reikia kažkaip perstumti vienam, man bus labai nepatogu. Bandysiu kažką daryti, kad čia po to priėjimas būtų. Jo, taip. Ką daryti? Galiu šitus išardyti. Ką dar galiu padaryti? Šitus išardyti. Galiu vėjelintės pirmą juostą prisukti. Vėjelintės nupirkau mašinai. O tokios antracito spalvos. Yra kas daryti, tik tais dirbk. Atvažiavau, su kaimynu paplepėjau. Žiūrėjau, temsta, jau ką čia dirbti, jau temsta. Padažyti galiu dar. Padažyti, galiu toks. Antrą kartą, kol kas vieną kartą padažysiu. Šitą vietą antrą kartą. Va čia aš radau tokį kamputį nupirkti. Irgi antracitas spalvos, panašus kaip šitas. O gal iš tokio pat, jau ką. Žiūrėsim. Idealų kamputį tokį metalinį, bet žiūriu, kainos niekur nėra dėpų. Kainos nėra, nuėjau pas konsultantus, kodėl kainos nėra. Sako, čia jisai prie komplekto. Atskirai nenupirksi, reikia imti visą komplektą, kur sniego gaudyklės montuojasi ant stogo. Tai visas komplektas ten, sakau, nafik man visą tą komplektą. Galvojau, gal bet ne, sakau, pažiūrėsiu, pastatysiu šitą, gal kokį plasmasinį kampuką, kad būtų gražiai, bet galvoju, vėl pradėsiu aš čia burt, miksuoti visokiaisiais, kol kas, kad nesugadinto grožio. Tai galvoju, nedėsiu kol kas, pritvirtinsiu, tada žiūrėsiu. O galbūt dabaigsiu tuo pačiu pakalimu iki galo, daeisiu ir nereikės jokio kampuką. Žiūrėsiu. Tai šiandieną aš išsipakuoju, dar pakol šviesų, nežinau, jau temsta greitai, jau saulė man leidžiasi už medžių. Išsipakuoju greitai, čia pas mane pardakėlis biškį. Išmesti. Išsipakuoju prekes, ką aš čia gavau, pasižiūrėsiu. Aš numanau, ką gavau. Ką galvojau, kad gausi, to negavau, o tai yra šviestuvą. Galvojau, atvies šviestuvas atvažiuos, galėsiu rytoj pakabinti, pasižiūrėti, parodyti, pasigirti. Iš AliExpress užsakiau šviestuvą, bet kaina, žinokit, nebeapsimokau, pirktas pačias beveik pas mus. Muitus užkėlė, bet kadangi aš neradau tokį šviestuvą, kokį norėjau, radau AliExpress, aišku, nežinai, koks jis dar ten ateis, ar nebus sudaužytas stiklų, nes jis tai iš stiklo eina. Tai toksai pas mane čia kabės, tokiu burbulu.
Vienžo žiūrėsim. Va čia jungsis. Gerai, va laidų nieko nėra, šilumos ir blit gražiai pajungtas. Dar, kad dar reikės po to padažyti. Nu, vienu žodžiu, yra galų dar, apie kuriuos reikia pagalvot. Žmonai rodau, nu kaip tau duris. Nu, nieko sako, nieko. Buvom kubiliukę maudėmės, įsivaizduojat, užkaitinau. Biškį perkaitinau, kiam 1 laipsnis buvo per karštą, tai sėdėdamas buvo. Kitą dieną atėjau iš ryto. 3,9 dar. Wow! Per visą naktį įsilaikė, dar pusę dienos sekančios. Alutį geriau ir pliuškenausi. Tai tiek, gerai, chebra. Einam žiūrėt, kas pas mus atėjo. Yes, daar is de AliExpress. Dingen, dingen, dong, dong, hotse flats. Dingen voor een hammerkrats. Yes! Nu ką, mėlėjai, draugai. Gerai, na pirmą. Sakys, kokias nesąmonės sakei. Man žiauriai be galo patinka. Tos vėjo gaudyklės vadinasi. Va, žiūrėkit, kiek čia turiu. 2, matot? Kaba. Man patinka. Ir dar pasagas patinka. Ten kabinsiu, kitur pasagas. Va, žiūrėsim, kokius jis čia atėjo. Na, patinka. 4 eurai kainuoja, kebra. Skambaliukas dar. Atskirai. Žiūrim. Oi, kaip susipainėja viskas. Dar vienas skambaliukas turi būt, kebra. Oi, kaip viskas susipainėja. Jau pakeliui, po kol keliavo, atsiryšo. Arba jie taip tiesiog įmetė į vidų į pakelį, sako, pats susiryšo. Lietuvis. Negali vienos prekės, ir turėjai visą krūvą prekių išsakyt, kad būtų nemokamas siuntimas. Visokių šūdniekių prisisakiau. O, žiūrėkit, kreivai kaba. Gal jis taip turi būti kreivai, hebra? Gražus. Kaip už 4 eurus, tai super. Metalo yra kito. Gal čia auksas kito. Baika. Gerai. Kas ten dar? Aš sakau, kad man skambaliukai patinka, hebra. Aš jums tai sakiau, ar ne? Pasižiūrėkit, dar vienas. Aš nebepaminu. Blemba, čia tai atsiryšęs visai kažkaip taisai. Aš šis reikės pasiaiškinti, kaip turėsiu laiką. Jo, atsiryšęs čia reikia. Tas tiesiog įmetė. Bilenkai, tas gražus. Šitas tai še. Tas še, net 4 eurų toks nevertas. Ok. Kadangi reikėjo užsakyti nemokamų siuntimų, tai vaikančiai prašau, ko dažniausiai reikia. Tada tai esu pirkęs. Koinis. Pirkau išvėros. Nepamenu, atrodo, extra large, bet kiečiai pas mus. Pusės extra large, jiem gal ir 309 išvėra, tai tokias per galvą. Suminis. Kiek aš čia 3 maras man duoda. Šiaip koinės neblogas, buvau užsakinėjęs, visai man patiko. Ir ten kapeikos tas. Kapeikos, man atrodo, jau po eurą paragavosi. Tokia prisimenu. Aš jau pamenu, labai patikėjau. Euras su centu, su centais gavosi, euras gal 30 gavosi kažkas viena pora. Normaliai, sūnus sunešios, gerai. Čia kokia medžiaga. Cholesterėlis 95% ir spandeksas 5%. Nežinau, gerai tai blogai. Ok. Ir aną žiemą pirkau, kažkur pamečiau. Šią žiemą irgi pirkau. Ir šią žiemą pirkau. Irgi pirkau, man atrodo, selnai. Nematau, išvėriau. Žiemės, selnai gal. Bet galima, pagal viskas, galima taip patikrinti. Man atrodo, čia yra tokia gripa, yra matosi blizga. Geras, spaliniai, geras. Bent kol kas, kol nesustoras. Gerai, tam norėtų biškį visko. Sakyk gerai. Wind stopper. XI. Wind stopper. Ai, wind stopper. Mat, ką reiškia bėginių viską. Daro apžvalgą. Hebra mokėjo už savo pinigų, man nieks. Ir pasižiūrėsim, ar reaguoja į... Jo? Puikiausiai. Aš su jas mokėjau, va, 3,7 už pirštinės. 3,7, nesimatys. 3,7. 3 eurus pirštinės. Čia tokias, aišku, nu, su pašiltinimu. Rudenį, pavyzdžiui, kada šalta dar. Atėjo šalčiai arba pavasarį lietinga. Super. Gripas toks. Blembo geras. Sukibimas geras.
užskaitau. Kaip už tokią kainą, už 3 eurus, tai suplyš nieko baisaus. Aš kai kada stebiuosi, kaip galima už tokią kainą pagaminti. Gerai, šitam pačio galą paliksim. Dar. Kas čia? Nebepamenu, hebra. Ai! Tas chargeris, aš reikės patikrinti. Nežinau, ar teisybė, bet patikrinsim, aš turiu. Šiam 5 vatų. Pakrovėjas. Žiūrėkit, kiek daug galima. PD, USB. Kiek daug. USB-C net 2 jungtis. Po to USB raudonas kažkoks. Čia turbūt gal realų. Čia greičiausiai gal kraus. Čia bus šitie lėti turbūt USB-škės. A3. Ai, čia lizdai nurodyti. C1. Gal tik vienas greitas pakrovimas bus. Nu, didelį tokia, bet lengvutė. Ne, man atrodo, nebus šiam 5 vatų. Nope. Bet, žinot, kiek mokėjau už jį? Nu, bet labai per daug lengvas šiam 5 vatam. 3 eurus sumokėjau. Kaip chargeriui, kel būna bent 20, jau bus gerai. Aišku, jeigu meluoja, patikrinti namuose aš turiu galiu kaip. Čia neturiu. Bet pirkau visą šitą dalyką tik dėl vienos prekės, kitaip nedavė nupirk. Turėjai pirkti tokį bandlą, susirink, kad pirkau dėl šito . Ir jeigu čia bus še, tada bus labai blogai. Nes man reikia laukui užrakto. Galėtų būti didesnis, nuotraukas toks didesnis atrodė. Tai yra smart lockas. Pakrovėjas, pakrausimėsi, čia nais. Taip, open, open kaip čia jisai. Atsidaro su piršto antspaudu. O, ir atsidarė. Nuskanavo. Dar net nepririšau, o jau atsidaro. Įdomu, su kirštu piršto antspaudu atsidarys ar ne? Toks silpnutis, sakyčiau. Ateis kaimynės, paprašysiu, kad pridėtų savo pirštą antspaudą. Bet gerai, turbūt reikia realiai pririšti jį, kad nuskanuotų. Found device to added one PC. Nu, Smart Life'as, prie Smart Life'ą prie savo pririšiu ir sureguliuosiu, turbūt taip bus. Unlock per Bluetooth'ą galima atrakinti. Tu žiūrėk, per telefoną pririši. Dabar jisai matomai atsirakina, pakol tu nepririši prie telefoną ir pirštą nepridėsi, nepririši prie tam tikro piršto, jisai atsirakinės turbūt su bet kokiu, kaip aš suprantu. Nu taip greičiausiai ir yra. Gerai, šitą po to patikrinsim. Nu, biški svoriai yra, bet galvoju, kad bus, nu, bent jau toksai. Nu, čia per tvorą galim, čia laukia, kur mašiną statom. Nu, žiūrėsim. Kol kas iš 10 duodu balais. Taip, žiūrint 6, nedaugiau. Šitą ausytės tokia silpnoka atrodo. Žiūrėsim, kaip tarnaus, tarnavimo eigoj. Kaip ir sakau, kiniečiai yra kiniečiai. Nieko tikėtis už pigiai gero produkto. Xiaomi reikia tada pirkti, jeigu nori gerą produktą. Bet ten jau nepigiai gaunas. Ok, hebra. Supirkau visokių šudeliauskų dėl vienos spinos, toliau žiūrėsim, kaip jin save parodys, kaip laukia ar neprišals, nors jinai skirta laukui. IP šiam 5 parašyta. Go to Tuja application. Čia, jo, Tuja. Gerai, hebra. Tai tiek. Susimatysim prie sienos. Hibridykė, ašgi užmiršau parodyti, ką aš dar vieną prekę, ką vakar nusipirkau. Bet čia jau Lietuvoj, Ermitaže. Sakau, sūnų, užeinam pasižiūrėti. Ermitažą vakar buvom, sasviniuojam pirkom. Sakau, taip atsuksiu. Sakau, akcijas dabar rudenį būna visokiam prekiam. Sakau, užeinam. Ir pamačiau, šviestuvas laukui man bus gerai, kadangi aš čia dirbsiu, o temsta greitai. Tai šviestuvas su kojytėm, su trikoju. Tai vat paėmė biškį brangesnį, 5% nuolaidą.
paėmiau biškį brangesnį, toj protestuosim su jumis, kaip jisai šviečia. Buvo 3 vatų, aš paėmiau 5 vatų, bet ne 2 lempų, o 1 lempos. Kur laidas? Ką norit pasakyti, jisai bus dar be elektros laido? Reikės atskirai jungti? Ne, bet čia ant šviestuvo turėtų būti greičiausiai. Tengi buvo su pavyzdžiu, su laidais buvo pavyzdžiai. Na, yra laidas. Bet man kažkaip atrodo, kad, nežinau kodėl, bet taip padarysiu. Man kažkodėl tai atrodo, kad nebus, yra šakutė. Galvau, šakutės nebus. Ok, tuoj sumontuosiu. Kaip čia padaryti? Taip, tuoj aš jį sumontuosiu ir paleisiu jau, nes jau prietema tokia. Ant kameros nežinau ar matosi, bet patinka man tokius dalykus, tokius pirkti. Turiu aš šviestuvą, bet man kaip statybininkui, patinka. Kiek šį 1,80 m atrodo? O, puiku. Ledvans. Nu, toksai. Žinai, kiek mokėjau? 5 eurų. 5 eurų. Galim buvo be kojyčių, būtų dvigubai pigiau. Bet kojytės, reikia pasišvies, pasistatai. Dirbt galima, neblogai šviečia. Žinot, ko trūksta šitam šviestuvui? Ogi jungiklio jokio nėra. Čia papildomai galim pačiam pasidaryti, per jungiklį paleisti. Nes kiekvieną kartą traukiat iš rozetės, čia irgi nedarbas. Bet jeigu čia atskirti iškart pasidaryt įdomu, įsiardo ar ne, pats ledas, tenai, kad gražiai padaryti. Iškart padaryti ilgą laidą, tas trumpas. Tuoj pabandysiu atjungti. Vakare bus geresnis skirtumas, kada matysiu. O taip ir galiu pjauti savo, tuoj atjungsiu. Žiūrėkit, kaip aš išjunginėjau iš rozetės. Ir pajungiu. Vėliau sutems labiau pamatysim didesnį skirtumą. Neblogai, jau kaip už 5 eurų, tai dabar jau tas 5 eurų nieko nevertas jau darosi. Gerai, hebra. Galiu pjaut, kadangi šviesa yra, išsidėlioju, pjaunu, arba gal rytoj iš ryto daryti, nes čia atsakingas darbas. O ką, tu šiandien gali? Da gali padažyti Vicką van. Tikrai padažysiu. Ką dar? Nulupt gali. Blemba, gal pasilsėk jau, vakaras jau visgi. Žinias pasižiūrėgi, dronai puola Lenkus, sprogsta vagonai pas mus. Gal eik žinias pasižiūrėk. Pasidaryk šašlą, ne, valgyt dar turiu. Alučio atsidaryk arba konjako išgerk ir rytoj pratęsim darbą. Bet aš negaliu, man reikia kažką padaryti. Pastolius nuėmiau dar, išrinkau pastolius. Matot, išrinkau, pernešiau. Šitus ragus palikau, kada lipu į viršų užsikabint su rankom. Puiku. Reikia dar kažką padaryti, kitaip ramiai aš neužmigsiu. Gražiai labai suvedžiau viršui. Taip papjoviau idealiai, nereikia jokios kepurės. Ir čia bus gražu. Žiūrėkit, su mani nulūžo. Ką aš čia dariau, nepamenu. Kažką, ir džiau, man atrodo, kažką tai. Mečiau į apačią, stuktelį ir nukrito. Bliam, ar nulaužiau šiferį. Gabaliuką. Kažkiek vėjelintį uždengs. Kažkiek uždengs, bet ne viską. Gerai. Negražu, kaip eini. Apačias. Čia ir tas kampas irgi nudaužtas. Man atrodo, tas kampas. Irgi, ar kažkur buvo irgi dar vienas kampas. Okei, hebra. Kažką padarysiu, tai mes susitiksim ne šiandien, o rytoj iš ryto, kada bus šviesu. Ok? Nepykit, bet man reikia poilsių. Reikia papjovimus reikia padaryti. Jo, galbūt čia apipjausiu šitus kraštus, jo. Tai pasileisiu šviestuvą, atsidarysiu čia alaus, padėsiu, užkandus ir va. Ir pasileisiu per telefoną žiūrėt. Super idėja. Viskas, hebra, taip ir bus. Davайте. O su jumis pasimatysiu rytoj iš ryto, kada prabūsiu, saulė čia visur švies.
Moteris su bikini deginsis. Kokteilius nešios padavėjai, miksuos. Čia sumaišiau jau su Italija. Gerai, iki rytojus, hebra. Matai, koks aš pozityvus šiandien. Nuotaiko tokia. Nes oras nuostabus. Šilta. Krūvinas tiesa mėnulis pas mus dabar šviečia. Tai naktį šviesų kaip diena. Okei, hebra. Gražių jums ir man rudeniškų orų. Iki rytojaus. Labą rytą visiems. Vakar jūs nematėt? Jau vakar jūs mėgojat, o aš tai dar dirbau. Pasidėjau šviestuvą, oi pilnai užteko šviesos. Ir ten krapščiausi tokius darbus, kur be garso. Apipjaut, nuvalyt, kur dažai užkryto, tai va toksai skrupulingas darbas. Tai ilgai vakar, tai kokie be 22 tik tai žinokit, nuo mėgot. Bet ir nesinorėjo kažkaip mėgot, negalėjau užmigt po to. Tai šiandien atsikėliau tik tais, dabar iš lovos atsikėliau tai anksti, bet iš pačios patį kiemą tai jau pradėjau darbuotis, tai po 10 pusė 11 jau tik tais. Reikia ir pagulėti, kada pailsėti. Dar ką buvau padaręs tiesa su sūnum, kad mūsų katulis nepabėgtų už tvoros, tai va tokį setelį uždėjau. Man matot? Visur, per visą teritoriją, nuo čia iki galo, iki tenais net. Reikės dar vieną lentą padažyti, nes buvo skylė, suradau lentas, kur reikia uždengti. Tai nupirkau dažų. Va, žiūrėkit. Viena skylė buvo, kad nes gali išbėgti. Nupirkau dažų. Toliau jinai siekia žemę, man iki tenais. Matot, uždėjau setelį. Tai reikės padažyti. Ten toliau irgi pratęsiu, kol kas lentų nėra. Kada bus, tada pratęsim. Reikia skaičiuot. Stoliau čia, pabiškį pradėjau nes šitą pusę dirbti, čia. Tai dabar ką aš darysiu, tai va pasižymėjau. Pradėsiu pjaut šiferiuką. Nusipirkau va tokį va diską, britva vadinasi. Jisai pjauna gan lygiai pjauna, bent plytelės, kaip mačiau, kaip hebra pjauna, tai man patiko, tai Hard Materials. Nežinau, čia dėl grožio turbūt šitie, gal ne, tokie vat žaibukais toksai diskas. Vienu žodžiu, sako, šitas tikrai geras, pirk ir drąsiai nupjausi labai lygiai. Turiu 2 dar diskus, bet kitokius, ir su jais galim buvo, bet nupirkau, tai gal būna, prireiks. Tai ką aš dabar darau, pjaunu vieną kitą lapą, užnešiu, pamatuosiu ir tada reikės kampų dar gražiai nupjauti. Šiaip pjaunasi ganėtinai lengvai, senas šiferis, tas kur pas mane yra. Šito nebandžiau, bet manau, kad kažkas panašaus bus. Tai okei, bandau, pamatuoju, po to vėl atpjaunu kampą, nes noriu kampų suvest, kad išlystų va taip gražiai. Tikiuosi gausis, nes aš klaidos negaliu daryti, pas mane lišnų nėra, tik viskas gaunasi. Kitaip reikės vėl dabartuoju važiuoti pirkti. Noriu, kad va čia išlystų jisai biškelį, uždengtų dar šitą turbūt. Pasižiūrėsiu, kaip padarysiu, tai padarysiu. Blemba lapė krenta, gaila, rudenėlis. Gerai, su maikutė galima dirbti. Okei, hebra, lekiam. Pjaunasi kaip saldainiukas, per sviestą, lengvai ir lygiai. Va, kokia siūlė gražiai gavosi. Super, lengvai labai pjaunasi, nežinau. Lengviau už metalą, lengviau už bet kokią medieną, kaip per sviestą tiesiog nuvėja. Po to uždėsiu kamerą kitą, kaip pjausiu, pamatysit. Dabar man reikia užkelt atsargiai labai nesulaužyti ir pasimeruoti. Taip, paimam ruletę ir užkeliam ir pasimeruojam, kaip darysim. Pasimeravau, žiūrėkit kaip gręžia, kaip pjauna. Matot? Kaip idealiai atsipjauna, matot? Dar galbūt toj pakoreguosiu. Iš rankos, kai Vycka pjauna gražiai. Tos skilutės reikės. O kvapas kaip pjauni, žinokit, betono. Kada būna gatvėje, kaip asfaltą pjauna. Toks pats kvapas. Skilutės pragrėšiu, prie ko
kad pritvirtinti galim būtų po to. Ok, žiūrim kaip gavosi, dar reikės gal pakoreguoti. Bišį galvoj, snapukas truputėlį gal tėl išlenda. Nežinau kaip ta kamera jums dabar matosi, bet tikiuosi matosi gerai. Op. Nu va. Galima ką pakoreguoti, kad arčiau priglūstų. Ten kampuką biškį nuzulint viską. Nors, ar reikia ten tas kampuką zulint tau? Gal ir nereikia. Turbūt tik tais, gal biškelį va čia va. Opt. Nors realiai čia, nu jisai užsidengs, galim biškį nupjauti truputuk. Nors tai taip jau neblogai pataikiau, šmeravau. Biškelį priglūs gražiau galbūt. Nu, nesimatys to tarpo. Arba kad nesimatytų galima ten nupjauti. Nepatogu ten pjaut bus jau. 1, 2, o 3 per 2 reikės gręžti. 2 iškart prigręšiu, kad laikytųsi. Ir 3, kada uždėsiu kiaurai suvaryti reikės. Jo, kitaip nieko nebus. Nu gerai, pakoreguojam, davai, biškį dar vos, man atrodo, čia kaip jau visai neblogai. Nu, gerai. A few moments later. Gaunau, viskas gerai gaunasi. Man žiūrėkit kaip. Biškį užleidau daugiau. Dėl to, kad man tą skylę reikės uždengti, kad jos nesimatytų va šitą vat. Tai biškį užleidau daugiau. Labai paprasta dirbti su juo, nuplausi po to. Va taip, vat kažkaip tai va taip bus. Bet šis trumpas short video ne apie tai. Aš kadangi, bet iš kur jie žino, gavau SMS greičiausiai iš skamerių. Reikės į vienį paką paskambinti, bet greičiausiai iš skamerių. Kadangi siunčiu daug prekių šiuo metu, nes ilgas yra nieko nebuvau užsisakęs, dar pradėjau siųsti ir iš kur jie žino, kad aš užsakinėju. Gali būti dėl to, kad man ateina vėlgi pasiūlymai visokie internetu per mano kanalą bando nulaužti mane. Tai manau, kad per čia, žiūrėkit, kokį gavau SMS žinutę. Greičiausiai per visokius pasiūlymus. Tiek mano kanalą bando nulaužti, į savaitę 2-3 pasiūlymus tokius įdomius gaunu. Tai stengiuosi neatsakinėti. Ir va žiūrėkit, dabar atėjo iš vieni pakų. Paskaitysiu, jeigu nežinau ar matosi. Jūsų siuntinys buvo sulaikytas dėl neteisingo pašto kodo. Kad nebūtų grąžintas ar išmestas, patvirtinkite savo adresą per 24 valandas. Ir čia iškart nuoroda. Vieni pak. Adresas jų, atsakykite Y. Uždarykite ir vėl darykite žinutę, kad aktyvuotumėte nuorodą. Arba nukopijuokite URL adresą ir įklijuokite į naršyklę. Čia ir dar numeris +63. Greičiausiai jau bando, kad aš prisijungčiau kažkur, tai mano duomenys nutekintų. Bet iš kur jie žino, kad dabar aš būtent siunčiu? Kažkaip tai veikia hebra gudriai. Oi. Visas pasaulis susimokė prieš mane. Buvo ten kažkam tai filme viena frazė. Ok, nekreipiam tai dėmesio ir varom toliau. Persikėliau pastolius į šitą pusę ir reikėtų išsikelt galbūt. Kol kas darysiu tiek, kiek pasiekiu, toliau žiūrėsiu. Kopį čia sumečiau, iš ten ir iš ten galima užlipti. Pradėsiu apkalinėti viršų, bet yra vienas bet. Pas man neužteks lentų greičiausiai. Lupsim, pradėjau viską lupt, ką galiu, tą darysiu. Lupinėsiu visus kampus, lipsiu į viršų, nulupinėsiu apdailą plastikinę. Ir ką, kiek galiu ten biškį pakalimą padarysiu. Tada čia taip blemba, taip įsiplėtė stipriai. Gal ir neapžiot, ten gerokai mažesnis. Nors irgi panašiai. Vienu žodžiu, žiūrėsim. Kažką reiks galvot. Blemba. Gal ir apžios, pasižiūrėsim. Ir čia padažyti galėsiu, ką aš dar galėsiu padaryti. Čia apačioje galiu padažyti. Tokius smulkmenas visokias ir viskas. Ir tada, čia galiu apipjauti, bet čia apipjaušiau aplink langus.
Šitas vietas, o tai pjaušiu. Ir čia galėsiu apipjauti. Aplink langus. Va, čia. Nu, tokias visokios smulkmenas. Jas vis tiek reikės atlikti. Dienai užteks jau visų pirma, kad jau beveik 1 valanda. Ir važiuosiu į Vilnių atgal. O rytoj nupirksiu lentas ir toliau pakalimą darysiu. Gal šią savaitę ir pabaigs. Reikia dar nuotraukas atiduoti. Ok, lekiam. Gale susitiksim. Gale dienos susitiksim, kada važiuosiu namo, parodysiu, ką padariau. Ok? 1 hour later. Na ir viskas. Va. Dar izoliacijos. Liko. Kaip ant jos dulkės, purvas kaip kabinasi ant šito dažo. Siaubas. Toksai jau lepus. Nu štai va, maksimumas. Matot, čia ir čia, nes jisai labai platus. Maksimum, bet uždengė, bet jau viskas čia. Maksimumas, ką jis sugebėjo padaryti. Kiek šį dar užlinda? Nematau. Kažkur ten ribos, bet nesimato. Gerai, nesimato sujungimų. Labai platus. Jeigu šitas yra siauresnis, nu, jisai kaip penalas gaunasi. Gerai, uždengia ir uždengia. O tai. Viršūn po to, kada bus pakalimai. Čia reikės dar apjaudinėti, kitaip jisai neužlys. Ką nors sugalvosiu. Nu ir čia. Čia biškelis siauresnis. Sugebėjau, varžtas va čia į šoną eina. Va čia, jeigu žiūrėtume, varžtas čia pasislėpė dar. Čia biškis siauresnis. Tai va. Va taip. Bet laikosi. Ai ties. Nu laikosi dar. Per čia prisuksiu. Reikės varžtų. Šitie varžtai per trumpi biški ant ribos jie. Kurie yra mano tie varžteliai. Va čia. Reikia ieškoti ilgesnių. Paėmė vieną pavyzdį mašiną, kad jis ilgesnis būtų. Spalva idealiai tinka, bet ilgesnis. Jisai net nedasiekė normaliai. Nedasiekė jisai kai kur vietom lentų. Tai va. Tokias takelės. Čia reikės pergrėžti. Jis laikosi ten gal kokį centimetrą tik įsigrėžia. Nu kol kas po to pergrėžiu. Ir bus super. Gaila, kad neturiu daugiau lentų, negaliu nieko daryti. Ir realiai nieko negaliu daryti. Na kažkur eit kitur. Tenai galėčiau plėšti, lūp pradėti, bet nenoriu aš šokinėti. Reikia dasibaigti čia nais. Nu va šitą lentutę. Ai, reikia užakrylint bus. Ai, čia jau po to. Užakrylint ir padažyti dar kartą. Paskutinį kartą. Nu, tai va. Gavosi. Ir turi atkeliauti. Kai kas dar turi atkeliauti iš AliExpreso. Pamatysit, gal neužilgo ir atsiras kitam video, gal kai bus, tai pakuosim dar vieną. Unpackage darysim. Ir šviestuvas. O, reikia nuvalyti. Vienu žodžiu, vyksta darbai. Šiandien labai pabiškelį, nu bet vis tiek vyksta. Vis tiek nesėdžiu. O dabar važiuoju žiūrėti radiatorių. Sumontuoti reikia, bet ne šiandieną pažiūrėsiu, kokį detalį reikia dapirkti. Tai iki kitą kartą, chebra. Sakau, ate. Aš lėkiu. Ir oras subliurkško kažkaip tai. Vėjuota, bet šilta. Labai stipriai vėjuota. Ok. Iki kito karto.